29 mėnulio diena. Dienos akmuo juodasis perlas. Simbolis aštuonkojis. Aštuonkojis simbolizuoja bedugnę, požemį, žlugimą ir pomirtinį gyvenimą. Jo čiuptuvai tai 8 jus dominančios kryptys. Simbolizuoja, jog žmogui būdinga blaškytis mokantis kažko naujo. Dažniausiai toks mėtymasis neduoda naudos, o dezorientuoja ir neleidžia suvesti gautų žinių į vientisą teigiamą rezultatą. Būdingas aštuonkojo čiuptuvų bruožas yra tas, kad jo čiuptuvai prilimpa prie visko, kas pasitaiko jiems po kojomis, išskyrus jų pačių kojas. Ši diena labai pavojinga, pilna apgaulės, vagysčių, iliuzijų, pagundų, astralinio rūko, kuriame siautėja nelabieji. Diena, kai žmonės praranda energiją. Šiuo metu reikia elgtis atsakingai, atsispirti žemesniems dvasios vibracijoms, pasninkauti, susilaikyti nuo pagundų ir atgailauti. Šiandien reikėtų vengti tamsos, neaiškių užkampių, požeminių perėjų, nešvaraus vandens. Būkite atsargus visame kame. Vakare apšvieskite kiekvieną savo namų kambarį. Kai kurie žmonės šiandien linkę į apgaulę ir tuščius pliurpalus, todėl intensyvius bendravimus vertėtų atidėti kitam kartui, o laikas skirti savianalizei bei dienos rezultato apmąstymui. Sapnai šiuo laikotarpiu yra bauginantys, nemalonūs. Jie būna susiję su tamsesnėje jūsų asmenybės puse, apie kurią jūs pats mažai žinote. Per sapnus pasąmonė atkreipia dėmesį į kokią nors svarbę jūsų savybę, kurią reikia skubiai pakeisti. Ši mėnulio diena puikiai tinka organizmo valymui ir pasninkavimui. O jeigu dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, dėl ligos negalite badauti, tuomet šią dieną valgykite tik vegetarišką maistą. 29 mėnulio dieną efektyvu atsikratyti žalingų pripratimų. Prieš miegą įsimaudykite šiltame vandenyje. Vanduo nuramins kūną ir išplaus iš jo neigiamą tamsiąją energiją, kuri buvo susikaupusi visos dienos metu. Šiandien didelė traumų tikimybė, todėl nerekomenduojama atlikti remonto darbų. Tačiau diena labai palanki generaliniai tvarkai ir nereikalingų daiktų atsikratymui. Pirmenybę teikite energetiniam savo gyvenamųjų patalpų valymui. Naudokite viską, kas jums tinka. Pavyzdžiui, žvakę, mantrą ar melodingus sakralinius garsus. Galite aprūkyti namus pelynais ir pasimelsti. Vertėtų procedūrai pasiruošti iš anksto. Šios dienos pasimatymą, ypač pirmąjį, geriau atšaukti, bet jei vis tiek nuspręsite į jį nueiti, būkite atsargus su žodžiais, kuriuos sakote. Prieš kalbėdami apsvarstykite kiekvieną frazę. Santuokiniuose santykiuose vyrauja įtampa. Šią dieną didelė neištikimybės ir išdavystės tikimybė. Susilaikykite nuo sekso. Netinkama diena žiedų sumainimui ir kūdikėlio pradėjimui. Nerekomenduojama pradėti jokio naujo verslo. Piniginiai reikalai gali klostytis palankiai tik tuo atveju, jeigu jie buvo suplanuoti iš anksto.